Žmonės daro klaidą, kad jie pradeda nuo detalių. Ir pas mane ateina žmonės ir sako, aš nebenoriu dirbti samdomo darbo, noriu daryti kažką. Tai atidarysiu parduotuvę gal, tai gal darysiu tą, bet jie neturi vizijos. Ir jie pradeda galvoti apie detalės, tai čia bus sunku, tai kaip aš atidarysiu, tai iš kur ateis klientai, tai čia jau daug tų parduotuvių, tai čia daug kas tą daro, ar aš sugebėsiu. Ir va čia yra didžiulis užstrigimas, nes mes pradedam nuo detalių. O kai mes pradedam nuo vizijos ir detalės ateina pačios, nes mes pradėdami kažką naujo nežinome, kaip bus ir mums nereikia tų detalių planuoti, mums reikia turėti viziją ir detalės dėliojasi einant tuo keliu, atsiranda tinkami žmonės, ateina informacija, bet yra tas įkvėpimas, yra tas aiškus žinojimas, kad tai mane veža, tai yra mano. Ir vidinis džiaugsmas. Ir tada yra noras daryti. Tada yra motivacija. Tada mes nepametam to dalyko. Mes jo siekiame. Tai pirmiausia, reikia įsigryninti savo viziją. O kaip įsigryninti? Tai mes dar darome per savęs pažinimo sesiją. Einam per vertybės, per tai, kas žmogui svarbu. Žmogus suvokia, iš kur kilo jo trūkumai. Kas jį energizuoja, kokia veikla. Apie ką buvo jo gyvenimas iki šiol ir apie ką turi būti jo gyvenimas, apie ką jis nori, kad būtų jo gyvenimas sekančius 7 ar 10 metų. Kas yra jo šiaurinė žvaigždė, kuri rodo kelią? Kas yra ta motivacija, kuri yra kažkur užrakinta ar pamesta ir mes ją atrandame? Ir žmogus jau išeina visai su kitokia būsena. Įkvėptas, su savo vizija ir eina į priekį ir tada detalės dėliojasi. Bet pradedant nuo detalių mes pasimetam, susimalam, prarandam savo tą visą tokį įkvėpimą, nebėra to vedimo. Ir tada atrodo viskas nebemiela ir mes nebedarom. Tai būkime lyderiais, būkime autoriais savo gyvenimo, matykime tą viziją, leiskim, kad ta vizija mus vestų savo keliu. Ir aiškiai žinodami, kur mes einam, galim tada išeiti iš seno ir pradėti naują.